Labas rytas, vakaras ar diena, brangus Malkinės TV žiūrovai ir klausytojai. Šiandien bus toks neilgas išstojimas ir kalbėsim vėl apie technologijas ir prisiminsime tą liūdnai pagarsėjusi gyvulių pasą, apie kurį prieš mėnesį irgi buvo laidelė ir mes e, prisiminėm, iš kur jisai kilo, nors tą tokią temą gilę, plačią apie tą QR kodų istoriją. Aš buvau įrašęs temą 22 metų žiemą, bet dabar vėl tenka prie to sugrįžti, kadangi tos technologijos, gyvulių pasai, kodėl gyvulių, kodėl mes taip negražiai kalbam apie tas naujas technologijas, kodėl tai yra gyvulių pasai, todėl kad, liaudė tai prigijo ir pirmiausia, tai atsirado veterinarijoje, tai yra gyvulių ženklinime. Dar prieš tai atsirado prekių sortiravime, logistikoje, pašto tarnybose. E, Kaip antai Toyotas kompanija, kuri ir atrado tą technologiją, jinai sugalvojo, kad taip patogiau yra rūšiuoti detalės. Taip atsirado ir tas brūkšninis kodas, taip atsirado ir tas QR kodas su trim kvadratėliais ir viena tuščia vieta ketvirtam kvadratėlė, ketvirtam kampe, kuris tas ženklas ir simbolizuoja a, Saliamono šventyklą, nes viena dalis jo nedastatyta arba sugriauta. Ir ta Saliamono šventykla yra simbolis naujos pasaulio tvarkos. Ne veltui tie visi medikai, policininkai, visi šoko per tą baisę lygą ir taip repetavo naujo antikristo ateimui ir tos naujos pasaulio tvarkos, kurie ją vadina tą tvarką naująją Jeruzalę. Tai yra mistika, čia yra visiškai kosmosas ir čia, reikia būti idiotu, kad tuo patikėt, ar ne, bet tie, kurie elite, tie, kurie rengia mums tokius surprizus, jie apie tai galvoja, nes jie labai giliai pasikaustę kultinius dalykus. Tai mes čia bandom iš atskirų elementų tą dramblį sudėlioti ir suprast, kaip tas yra. O jie tuo tiki. O mums numeta tokią informaciją, kad ne, to nėra, čia viskas, jūs sąmokslo teorijos, melagienas kūrėt. Bet iš tikrųjų taip yra. Ir dabar grįžtam prie tų technologijų, kurios mes vadinam gyvulių pasais, kurios buvo įvestos 21 metais ir antrais buvo, ir jos buvo tik tai nuimtos prieš pat tą baisų į karą rytuose. Ir mes juos kritikavom, kad tai neteisėta buvo, kad tai yra segregacija, kad negalima technologijų, kurios skirtos gyvuliams, daiktams sortiruoti, taikyti prie žmogaus arba žmogui. Tai būtų labai grubus bioetikos pažeidimas ir tas dabar intensyviai toliau plėtojama, nors visiems dabar tikrai giliai nusispjauti į tą bioetiką ir visi viską daro, visas technologijas naudoja, kurios naudojamos buvo prekiam, gyvuliam, atskirti vieną nuo kito, srautam valdyti ir žmonėms. Nors tai tikrai yra amoralu ir to daryti negalima, nes tai veda prie diktatūros. Prie tam tikros skaitinės diktatūros. Kas tą supranta, tas puikiai jaučia, kuo tai kvepia. Ir tai yra, kai vien tik tai pagalvoja, kad tau sutikiamas numeris. Tau sutikiamas kažkoks tai kodas, kuris tave atskiria nuo kitų žmonių. Tai aš suprantu, kad gali būti plastikinė kortelė, aš suprantu, kad gali būti kokia nors kortelė su čipu, galbūt kažkoks tai lapas popieriaus, kur parašyta tu toks ir toks ir toks, taip ir taip ir taip. Bet kam dabar žmogų ir jo visą CV su bioparametrais sudėti tą QR kodą ir tuo būdu kažkas tikrina tave, atskiria pagal kažkokius kriterijus nuo kitų žmonių ir dėl to tu jautiesi kažkoks tai nuskriaustas, atstumtas. Tai va, tai mano galva čia eina buldozeriu tas eksperimentas, jisai buvo pradėtas 21-22 ir pamažu jisai ir toliau stumiamas. Mes matome, kad kai kurių prekybos centrų
lojalumo kortelės pasikeitė iš plastikinių į tas telefonę telpančias QR kodo pavydalu. Atrodo, tai yra patogu, atrodo, tai yra lengva, nereikia tos kortelės ieškoti tokioj krūvoj tų kortelių. Ir tik tai atidarai telefoną, programėlę, pakiši ir viskas čia labai gražu ir greita. Bet tai labai pavojinga, kadangi per tai gali nutekėti jūsų asmeniai duomenys, kurie yra tam telefone. Ta turėkite omeny ir tai yra tikrai labai nesaugu. Juo labiau, dar yra vienas toksai baisus aspektas šito reiškinio, kad tarkim, tokiuose, nu, mums nedraugiškose valstybėse kaip Rusija, kaip Kinija, tas dar plačiau yra naudojama. Totalitarnės valstybės, kurios kaip ypatingai joms yra poreikis segreguoti žmonės pagal tuos, kurie tinkamai galvoja ir netinkamai, kurie lojalūs sistemai, kurie nelojalūs, tai įvedinėja tuos technologijas, QR kodas, kad galėtų valdininkai, kokie nors kontrolieriai atsekti metro stotį ir kažkur, kuriam galima praeiti, kuriam negalima praeiti ir panašiai. Tai čia Rusija, tai čia Kinija, tai čia yra blogio ašis, kur ten dar labiau, dar intensyviau tas naudojama. Ir dabar visiškai nesenai mes prarijome piliulę, kai prekybos centrai įsivedinėjo tas naujas technologijas, QR kodus. Ir tie prekybos centrai yra tarptautiniai. Nu, neminėsim brandų, kadangi vėl pradės tikrinti ir gal čia išsišauksim į save ugnį. Tai vėl sulėtins kanalo dinamiką ir vėl bus nelabai gerai. Todėl kalbam apie patį reiškinį. Ir dabar paskutinis toksai momentas, aš galbūt surasiu jį, jeigu man pavyks tą surast. Bet aš galvoju, kad aš jį praganiau kažkur tai. Mm, taip. Ir bandysiu surast. Sekundę. Va. Taip. Dabar ką mes čia turim? Visai šviežia naujiena. 28 diena spalio mėnesio. Nuo lapkričio 1 dienos įsigalioja svarbus įstatymo pakeitimai dirbantiems su vaikais. Ir čia toliau rašoma. Rašoma Valstybinės darbo inspekcijos puslapyje. Valstybinė darbo inspekcija VDI informuoja, kad nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigalioja vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo toliau įstatymas pakeitimai, kuriais numatoma, kad asmenys dirbantys su vaikais turės turėti tą vadinamą QR kodą. Kitaip tariant, kaltinamų ir nuteistųjų registro duomenų pagrindų suformuota galutinį teisėto darbo su vaikais kodą. Liktai viskas gerai. Čia yra kilnus tikslas, nes toliau rašoma, įdarbindami naujus darbuotojus, darbdaviai bus įpareigoti iš priimamų asmenų reikalauti QR kodo, įrodančių, kad asmuo nėra teistas už seksualinius nusikaltimus, taip pat dėl kitų tyčinių sunkių arba labai sunkių nusikaltimų. Labai gerai. Labai gerai, kad tokie asmenys pagaliau nebus prileidžiami prie darbo su vaikais. Bet čia yra įdomu ne pats tikslas arba ne pati intencija, bet ta technologija, kuri tam panaudojama. Juk tą patį galima buvo padaryti, tarkim, tiems žmonėms išduodant plastikinės korteles, kokį nors dokumentą laminuotą, arba tiesiog rašant kažkokį tai įrašą jo socialiniam tinkle arba panašiai. Bet čia eina kalba apie gyvulių pasą, apie tą patį dalyką, kuris cirkuliavo mūsų visuomeniai nuo 21 metų ir buvo nu, labai nenoriai uždaryta 22 metais, kai ta baisi lyga baigėsi. Nes tai buvo labai patogu segreguoti visuomenę. Dabar iš tikrųjų gal taip žiūrint tokių pionieriškų žvilgsnių, komjaunuoliškų, tas irgi gerai, kadangi
Nu, čia irgi vyksta tam tikra segregacija ir dalis visuomenės, kurie yra teisti, kurie ten įtariami įvairiais nusikaltimais, jie nebus prileidžiami prie vaikų ir tai yra teisinga. Bet tam galima buvo panaudoti kitas technologijas. O čia atėjo ta pati technologija ir jinai buvo įdėkta ta pati, kurią mes naudojam kaip gyvulių pasą 21 metais. Ir čia jau toksai pavojos varpas. Nu, kaip ateina vilkas avies kailių. Liktai viskas čia gerai, viskas čia yra teisingai, bet kam tas QR kodas? O pasakykim dabar savo ir atsakykim tą klausimą, kam jisai čia tas QR kodas, kai galėjo būti panaudotos visai kitos technologijos tam pačiam tikslui. Nors tas reikia, tos žmonės reikia atskirti nuo vaikų ir neleisti, neprileisti prie vaikų. Tas yra šventa. Ir dabar čia tik tai pirmas žingsnis. Vėl dabar žiūrima ir testuojama, kaip visuomenė praris, o visuomenė greičiausiai praris teigiamai, kadangi čia šventas reikalas, vaikai reikia apsaugoti, o vaikai yra iš viso jautri tema. Ir visi sakys, kaip gerai ir plos katutėmis, kad to reikia. Ir šaunuoliai valdžia padarė žingsnį, kuris neleis tiems įtariamiems pedofiliją ir teistiems ir panašiai, turimtis problemų gal su priklausomybėm, būti šalia vaikų arba dirbti tose įstaigose, kurie ugdomi vaikai. Iš vienos pusės kaip ir gražu, bet iš kitos pusės grįžtam į mūsų. Iš kitos pusės, tai čia yra tas vilkas, kuris atėjo avies kailių ir tas vilkas atėjo dabar dažniau per įvairias rytis. Ir tikslas čia yra įvesti kiekvienam žmogui tą patį savo blogose kalbą ir Jekaterina Kovalenko, jeigu tokie žinot, ir kiti blogeriai, kurie kalba apie IT technologijų naudojimą prieš žmogų arba nagrinėja bioetikos pažeidimus, kai technologijos tokios kaip QR kodai, brūkšniai kodai naudojami žmonių segregacijai. Gyvuliams taip, ant ausų tie kabinami auskarai, nuo to ir prasidėjo, nuo to mes ir vadinam tai gyvulių pasais, nes jie pirmiausia buvo pradėti naudoti gyvuliams atskirti, rūšiuoti ir tai naudoja veterinarai, o dabar mes naudojame tai ir medicinoje, ir dabar jau žiūrėkim darbo reikaluose, ir tai ateis į mūsų gyvenimą vis per įvairias puses. Taip mes turim bilietus į kinus, taip mes turim lojalumo kortelės, taip mes turėsim banko korteles, čia bus sekantis žingsnis, mes turėsim banko korteles, nereikės tų visų plastikinių kortelių su čipais, kurios atstos, vienas tas QR kodas atstos visų įmanomų bankų ir visų lojalumų kortelių tokį pundą, ar ne, šūsnį. Taip, kiti sakys, kad čia labai patogu. Ir dar ateis laikas, jūs mano žodžius paminėsit, kai tai bus kartu naudojama su čipais, įvairiais čipais. Jau čipavimas pasauliniu mastu įvykęs yra, kuomet buvo įvedama ta baisi procedūra nuo baisios lygos 21-22 metais, tada ir buvo didžiai dalį populiacijos įvestas tas skystas RFID jutiklis, daviklis, kaip čia pavadinti, jisai yra mūsų kūnuose, kurie tą įsileido, jisai yra išlikęs, o gal kai kam jau ir neišlikęs, išėjo per fiziologinius skyščius, bet tikslas buvo ir dalis žmonių tą turi savyje, tai yra ta grafeno pagrindų sukurta technologija, kuri padeda identifikuoti. Juk pamenat, kai tik tai prasidėjo ta baisi procedūra nuo baisios lygos, pirmom dienom, kai įsijungi Bluetooth ar ne telefone, tu matai, kiek yra skaičiai eina šalia visokių. Ir ten buvo akivaizdu, kad tuo metu kažką tas žmogus, kuris turėjo įsileidęs tą baisią procedūrą, jisai išspinduliavo iš savęs. O gal tas išspinduliavimas buvo atsiradęs todėl, kad, tarkim, kur nors parduotuviai, ten ir taip yra aukštas elektromagnetinis apšvitos fonas.
tas duodavo kažkokį tai ženklą, tas žmogus, kuris tą procedūrą buvo pasidaręs ir jisai vaikščiojo. Po to gal per laiką tas išnyko arba neišsilaikė žmogaus organizme, gal buvo čia eksperimentas, kiek ilgai jis įsilaikys, bet pradžioje buvo tų visokių kodukų ėjo, va, Bluetooth atsidarai ir matai, kiek žmonių šalia, tiek tų kodų yra. Tai čia buvo kartu tas testuojama ir aš galvoju, kad iš dalies pavyko, tas eksperimentas iš dalies nepavyko, nes dažniausiai tie dalykai nepavyksta, bet po to ateis vėl ir jau atidinėja per kitur. Per va dabar darbo inspekcija, kai bus tikrinami žmonės. Čia yra, kaip vėlgi, aš gal pasikartosiu 100 kartą, tikslas yra geras, tikslas yra teisingas, bet vėl ateina ta tokia šetoniška technologija, žmonių segregavimo technologija per tokius nekaltus dalykus, kaip atskirt, pavyzdžiui, tuos teisūs asmenis nuo darbo su vaikais. Kaip ir viskas šventa, kaip ir viskas gerai, kaip ir viskas teisingai, bet iš kitos pusės įvedama į visuomenę vėl tos technologijos, kurios jau kaip ir bus įprastas dalykas. Jau dabar darosi didžiai dalį visuomenės įprastas dalykas, bet tai yra pakankamai pavojingos tendencijos, nuo kurių mes labai netolimoje ateityje labai stipriai kentėsim. Ir atsiras dar didesnis poreikis iš valdžios pusės mus segreguoti įvairiais, pačiais įvairiausiais klausimais, jau paminėjau bankai, jau parduotuvės turi, darbo rinka turi ir turės, dar daugiau ten įeis tas dalykas, jau kai kurios įmonės suteikė QR kodus tam, kad žmonės praeitų į vidų, į jau magnetinės kortelės jau nelabai yra, bet jos jau mažėja, kai kurios firmos į cechus tam tikrus slaptus įleidžia tik tai su QR kodais tam tikrus darbuotojus, tai viduje korporacijų tas irgi jau vyksta, metro stotis, biletai, teatrai, kinai, autobusų biletai, traukinių biletai, lojalumo kortelės, dabar bus bankai, dabar darbo rinka. Ir vėl tas gyvulių pasas po truputį ateis iki mūsų. Ir mes jau būsime paversti tom batareikom, kurios šeria tą sistemą ir neturėsim kitos išeities. Tas įvyks. Tas įvyks. Ką daryti? Nu, patarimas nepriimti vidumi. Nepriimti vidumi. Mes kartais negalim išvengti to, bet ir kaip gyvulių paso atveju 21-22 metų, kas tą pasidarė dėl to, kad reikėjo eiti į darbą, tai tu širdim nepriimi, tu žinai, kad tai yra blogis, tu žinai, kad tave segreguoja, tu žinai, kad tai eina prieš žmogų ir tai yra bioetikos normų pažeidimas, bet tai neišvengiama, bet aš turiu gyventi. Ir aš taip vidumi atmetu kaip kokį nereikalingą visiškai dalyką, kuris yra prieš žmogiškumą ir aš tam vidumi savimi nepritariu. Kuo daugiau žmonių tam nepritars, nes yra ir kitos alternatyvos lygiai tą patį daryti, ten kortelės, taip toliau, magnetinės kortelės įvairios. Jos nėra, jos irgi yra tam tikra prasme segregavimas, jos irgi yra tam tikra prasme žmonių skirstimas, srautų skirstimas, bet tai galbūt ne taip aštru konspirologinė prasme, bioetikos prasme, žmonių segregavimo prasme, demokratijos atsisakymo prasme, nes tai yra atsisakymas demokratijos, laisvės atsisakymas, palaipsninis, pamažu, po vieną žingsnį, po truputėlį ir taip toliau. Na štai, nu, buvo toksai mano noras apie tai pakalbėti ir atkreipti tai dėmesį, kad tai ateina, tai sugrįžta ir ateina vilkas avies kailiu. Ir tą žinokim, tą turėkim omeny ir nepriimkim to plodami katutėmis, kad tai čia labai gerai. Ir pabaigai tai yra daiktų internetas, tai yra kūnų internetas. Juk buvo kalbėta dar ir 10-ais, ir 19-ais, ir dar anksčiau, kad ateis daiktų interneto era, o tai susijęs su 5-ąja ar 6-ąja ten pramonės revoliucija, su 5G įvedimu ir mes visi būsime to daiktų ar kūnų interneto dalis. Tai dabar tas QR kodai, brūkšniniai kodai, kitokie kodai
jie yra daiktų interneto technologijos. Tad ir mes jau tampam pamažu daiktų interneto dalimi. O tų daiktų internetas ir yra žmonių internetas, nes žmonės sulyginami su daiktais. Pirma, tai buvo taikoma prekiam, dabar jau tas taikoma ir gyviems žmonėms. Tai štai mes einam pamažu prie to skaitmeninio rojaus kalėjimo, kur visi mes būsime ir dabar jau esame sekami 24 valandas per parą ir prie to arba reikės priprasti, arba prisitaikyti, arba atmesti, bet jeigu mes tą atmesim, tai greičiausiai būsim, na, beteisiai, tokie atstumti, gyvenantis už tvoros, kaip Aldusas Huxleys rašė savo romaną Puikus naujas pasaulis. Tai kol kas tiek, va, tikslas buvo atkreipti tai dėmesį. Na, o dabar vėl, naudodamasis progą, noriu pakviesti 24 metų, tai yra šių metų, gruodžio 14 dieną į Kauną, į Drobės fabriką, kur įvyks mano paskaita. Pradžia, kaip sakau, 12 valandą, galima ateiti anksčiau, keliolika minučių anksčiau ir pasikalbėsim apie viską, ką mes kalbėjom Markinės TV, ką aš rašiau kvantiniai magijai, kas yra, kas ir bus tuo metu darbotvarkėje, pakalbėsim apie kitų metų prognozes, kas mūsų laukia, kokie pokyčiai ir kokie nauji vėjai mūsų netrukus laukia kitais metais ir artimoje ateityje. Na, šiam kartui tiek. Būkite su kanalu, prenumeruokite. Jeigu kartais išmetė jūs iš prenumeratorių sąrašų, vėl gražinkite, nes taip dažnai būna. Ateina, pavyzdžiui, 10 prenumeratorių, kokius 5 išbraukia, po to jie man rašo, ašgi prenumeravau, paspaudžiau, o botai atšaukė tą prenumeratą. Taip yra reguliuojamas rautas ir taip veikia algoritmai, kad kuo daugiau komentuosite, kuo daugiau rašysite, kuo daugiau spausite įvairių varpelių, patiktukų, tuo plačiau šitas kanalas ir mūsų šitas žodis bus išplatintas. Tai tam kartu tiek, ačiū Jums, iki kito karto, gerbiami draugai.